Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seserys nusiuntė jam žinią: Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė: Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini. Jėzus tarė: argi ne 12 valandų turi diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą, o kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Tai pasakęs pridūrė: mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokiniai atsiliepė: Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau. Dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte, tad eikime pas jį. Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, tarė kitiems mokiniams: eikime ir mes numirti su juo. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje, o Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs, bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė: taip, Viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai praneždama: mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi, ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį, o Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai, buvę su Marija namuose ir ją guodę, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad ji eina pas kapą išsiverkti. O Marija atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs.
Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojote. Jie atsakė, Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo, o kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, Viešpatie, jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nuritino akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo, Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos apraišalais, o veidas apvyniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Mylieji, kas sutiko Kristų ir leido, kad jo Evangelija atvertų akis, kaip kad mes klausėmės praeitą sekmadienį, neregio pagydymo pasakojime, mato gyvenimą kitaip nei tie, kurie nepriėmė tos šviesos. Sveikata, liga, jaunystė, senatvė, sėkmė, nesėkmė. Tokių žmonių yra vertinama skirtingai. Bet ir krikščionims kyla klausimai. Kristaus šviesa, kuri mane apšvietė, moko, kaip turiu gyventi šiame pasaulyje? Ar parodo man kur kas tolimesnį horizontą, nei geba matyti mano tos materialios akys? Jeigu viskas baigėsi kape, tai anot graikų išminčių, kuo anksčiau mirsi, tuo geriau. Tuo tarpu mūsų kultūra stengiasi paprastai ištrinti žodį mirtis. Jis yra mums nemalonus. Mes nenorime apie tai girdėti. Krikščionis taip pat retai mąsto apie galutinį savo gyvenimo tikslą. Dažniausiai mes apsiribojame mąstyti tik savo kasdieniais reikalais. Tai, kas supa mus čia žemėje. Net ir prie Velykų stalo kalbėti apie mirtį ir prisikėlimą nėra populiaru. Atkreipkite dėmesį, kai susirinksite prie Velykų stalo, kokios ten temos vyraus, apie ką jūs kalbėsitės. Mes pasitelkėme Dievą, pasitelkėme šventuosius, kad jie užtikrintų kuo geresnį gyvenimą žemėje.
Tam mums reikalingas yra Dievas, šventieji, kad čia mes geriau gyventume. Jeigu jie mums nepadeda pasiekti to, kas mus domina, tuomet sakom, ar verta iš vis tikėti? Jei man nepadeda, tai kokia prasmė tikėti? Grįžkime prie esminio klausimo. Koks yra galutinis žmogaus gyvenimo tikslas? Aš buvau ir išnykau, o gyvenimas toliau tęsiasi, tarsi manęs visai ir nebūtų buvę šitame pasaulyje. Gal toks yra mano tikslas? Išnykti tiesiog. Gal mano gyvenimo tikslas kapo tamsa ir tyla? Tuomet kokia prasmė buvo gimti? Kad baigti gyvenimą kape? O jeigu žmogaus gyvenimo tikslas siekia toliau nei mato mūsų tos medžiaginės akys, siekia toliau materialaus horizonto, jei ten yra šviesa, jeigu ten yra gyvenimas, kurį švęsti esame kviečiami, jeigu ten skamba dainos ir muzika, į šiuos egzistencinius klausimus ir bando atsakyti šios dienos Evangelija. Lozorius gyveno Betanijoje kartu su savo 2 seserims, Morta ir Marija. Tai keista šeima. Joje nėra senelių, tėvų, vaikų, tarnų. Šią šeimą sudaro vien tik broliai ir seserys, kas reiškia krikščionių bendruomenę. Taigi tekstas kalba mums apie krikščionių bendruomenę. Juos su Jėzumi sieja meilės ryšys. Ši krikščionių bendruomenė susidūrė su sunkiu išbandymu. Vienas jos narys sunkiai susirgo ir galiausiai mirė. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seseris nusiuntė jam žinią: viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: ši liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Mes žinome, kad ne visos ligos yra mirtinos. Bet apie ką čia kalba Jėzus? Tikrai mirtina liga yra ta, kuri sugriauna žmogaus gyvenimą, kuri sunaikina žmogaus identitetą. Ta tikrai yra mirtis. Liga, kuri veda į mirtį. Yra ligos, kurios veda į biologinę mirtį, tačiau Jėzui tos ligos, kurios veda į biologinę mirtį, nėra mirtis. Jėzus mylėjo Mortą ir jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: eikime Judėją. Bet jeigu Jėzus mylėjo šią šeimą, tai yra krikščionių bendruomenė, kodėl jis delsė ir leido Lozoriui numirti? Panašius klausimus užduoda šių dienų žmogus. Kodėl Dievas leidžia geram žmogui numirti? Mes norėtume, kad Dievas mums leistų įeiti į rojų nemirus.
Tai yra išsaugotų mūsų biologinį gyvenimą. Ar tai gali padaryti Dievas? Žinoma, ne. Nes jei jis galėtų, tai jis ir padarytų. Būtų visiška nesąmonė, jeigu Dievas leistų pasibaigti biologiniam gyvenimui ir vėl po kurio laiko iš naujo jį vėl duotų. Vietoj sugrąžinti biologinį gyvenimą, Dievas duoda žmogui gyvybę. Ne bios graikų kalboje, bet zoin. Mes verčiame šitą terminą dievišką gyvybę, Dievo gyvybę. Dievas dalinasi su mumis savo gyvybę. Duoda jis mums tam, kad sustojus biologiniam žmogaus gyvenimo laikrodžiui, žmogus toliau tęstų gyvenimą. Štai ką reiškia Jėzaus žodžiai: ši liga ne mirčiai, bet Dievo garbei. Nes Dievo garbė ir pasireiškia tuo, kad žmogus gyvena po biologinės mirties. Kitais žodžiais tariant, ne lavonas įeina į amžinąjį gyvenimą, bet tas, kuris yra gyvas, gali prisikelti amžinam gyvenimui. Jėzus sako, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Kitoje vietoje, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Arba, kitais žodžiais tariant, amžinojo gyvenimo gyvybę. Noriu dar kartą užakcentuoti, prisikelia gyvieji, o ne lavonai. Ne tas, kurio kūnas sustingęs yra miręs, bet tas, kurio dvasia yra mirusi. Žmogaus identitetas yra toksai. Jis gimsta, gyvena, miršta. Bet dėl turimos savyje dieviškos gyvybės, jis toliau tęsia gyvenimą dieviškame būvyje. Štai kuo skiriasi žmogaus gyvybė nuo augalo gyvybės. Augalas gimsta, auga, miršta. Morta to nesupranta. Todėl ir supykstant Jėzaus sakydama, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet jei jis nebūtų miręs, tai nebūtų ir pergalės prieš mirtį. Leisdamas mirti Lozoriui, Jėzus sako krikščionių bendruomeniai, kad jis atėjo ne sutrukdyti biologinėms funkcijoms, kad jos nustotų funkcionuoti. Ne tam jis atėjo. Jis atėjo atverti žmonėms vartus į amžinąjį gyvenimą. Laidojant jauną žmogų tenka girdėti Mortos priekaištą, kodėl Dievas leido ją mirti. Bet mirtis yra natūralus žmogaus gyvenimo procesas. Kaip gėlė, kuri pražysta, bet papučia žvarbesnis vėjas ir tuo ji nunyksta ir jos nebelieka. Tuo tarpu Lozoriaus asmenyje Jėzus parodo, kad gėlės ir žmogaus gyvenimas skiriasi. Jei gėlė išnyksta, tai žmogus dėka turimos dieviškos gyvybės toliau tęsia gyvenimą. Dar viena svarbi detalė. Pagaliau Jėzus atkeliauja
iki Betanijos kaimo. Bet jis neina į tą kaimą. Vietoj to visus priverčia išeiti iš kaimo. Išeiti iš kaimo ir ateiti pas jį. Primenu, kad Jėzui kaimas yra tradicijų vieta, sustabarėjimo vieta. Ten susirinkę žydai aprauda Lozoriaus mirtį, būtent kaime. Jie verkia, nes nemato jokios gyvenimo prošvaistės. Neturi supratimo, koks yra Dievo planas žmogaus atžvilgiu. Pirmoji iš kaimo išeina Lozoriaus sesuo Morta. Jis sako Jėzui, tu turėjai paskubėti čia ateiti, kol brolis dar nebuvo miręs. Galime sutikti, tikinti žmogų, kuris sunkia gyvenimo akimirką sako, mano tikėjimas susvyravo. Jei Dievas būtų, jis nebūtų leidęs taip nutikti. Tačiau paskui Morta apsigalvoja ir sako, bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievą, Dievas tau duos. Morta tiki, kad Jėzus yra kaip koks nors pranašas. Jis gali padaryti stebuklą. Mortos tikėjimas nesiskiria nuo fariziejų ir rašto aiškintojų tikėjimo. Nesiskiria ir nuo mūsų tikėjimo. Yra nemažai žmonių, kurie tiki, kad paskutinę dieną, tai yra po milijonų metų, teisieji, mirusieji vėl prisikels. Lavonai atgaus biologinės funkcijas ir išlips iš kapų. Tikėti prisikėlimu po milijonų ar milijardų metų yra visiškai absurdiška. Kokia prasmė Dievui leisti, kad žmogus numirtų, o paskui po daugybės metų jį vėl sugrąžinti į šitą gyvenimą? Kam reikia tiek ilgai laukti? Dievas juk gali iš karto tai padaryti. Į Mortos žodžius Jėzus atsako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Jėzus nesako, kad žmogus bus reanimuotas, tai yra sugrąžintas vėl į šitą gyvenimą. Jis sako, kad nors ir numirtų, bus gyvas. Įsivaizduokime du dvynius motinos įsčiose. Jie bendrauja tarpusavyje, jaučia vienas kitą. Tada vienas iš jų gimsta. Apie ką gali pagalvoti tas, kuris dar lieka motinos įsčiose? Mano brolis mirė, išnyko, išėjo anapilin, nes nėra kartu su juo. Bet kaip yra iš tikrųjų? Tiesa yra tokia. Dvynys įžengė į naują gyvenimą, apie kurį likęs negali net įsivaizduoti. Paskui gimsta ir šis. Gimęs jis ne tik susitinka su savo broliu, atranda pasaulį, apie kurį net neįsivaizdavo. Jis pamato savo motinos veidą, kurio anksčiau niekada nebuvo matęs. Jis tik galėjo įsivaizduoti, jausti, kokia
mama yra gera, bet pamato jos veidą tik tada, kai gimsta. Po Mortos iš kaimo išeina ir Marija. Morta jau nebeverkia. Ji pradeda suprasti, kad brolis neišnyko. Dabar matome raudant Mariją. Jėzų tai neramina, nes krikščionių bendruomenė nors ir garbina jį kaip Mesiją, bet savo širdyje nėra dar įtikėję. Tada Jėzus klausė, kur jį palaidojote? Matome, kad ir Jėzus yra susigraudinęs. Tačiau, skaitant originalų tekstą, autorius pavartoja skirtingus veiksmažodžius. Jeigu Marija ir žydai rauda, tai yra jų verksmas yra desperatiškas, klaina. Jie balsiai šaukia, jie plėšo savo drabužius, jie apsipila dulkėmis. Tai verksmas tų, kurie galvoja, kad mirtimi viskas pasibaigė. Prarado mylimą žmogų. Tuo tarpu Jėzus yra susigraudinęs. Etakliuein. Tai yra rieda ašaros iš akių. Net ir tikintis gali verkti, nes žmogaus, kurį myli, nebegalės paliesti, nebegalės apkabinti. Tada Jėzus prieina prie kapo, ant kurio yra užritintas akmuo. Jis liepia, nuriskite akmenį. Kai akmuo yra užritinamas ant kapo, reiškia, kad viskas baigėsi. Jėzus liepia, nuritinkite šį akmenį. Nes nėra jokios prasmės jam čia būti. Būtent šitam akmeniu nėra prasmės čia būti. Šio pasaulio gyvieji neturi būti atskirti nuo gyvųjų, kurie pirmiau nukeliavo į dangiško tėvo namus. Žmogus pereina iš gyvenimo į gyvenimą, o ne lavonui sugrąžinamas gyvenimas. Ir jis įvedamas į rojų. Žmogus nemiršta, sako Jėzus. Tuo tarpu Morta, viešpatie, jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jeigu žinot, žydų ir dabar musulmonų tradicijoje, kai miršta žmogus, tą pačią dieną laidoja. Bet būdavo 3 dienos, eidavo dar prie kapo paklausyti, gal tas žmogus atsigavo. Nebūdavo tokio medicininių, nieks nedarydavo skrodimų ir taip toliau. Kartais būdavo ne biologinė, klinikinė mirtis, žmogus pabuvęs kape vėsiai atsigaudavo. 3 dienas eidavo prie kapo paklausyti, ar jis nėra atsigavęs. 4 dieną, apie kurį kalba, reiškia, jau tikrai yra žmogus miręs. Morta nedrįsta nuritinti akmenį, bet Jėzus jai sako, jei tu tikėsi, pamatysi Dievo garbę. Morta yra pilna abejonių. Jėzus sako jai, jei tu tiki, pamatysi. Matyti Jėzui reiškia žvilgsnį, kuris siekia toliau nei geba matyti mūsų tos medžiaginės akys. Toliau už to horizonto. Jei tu tiki, pamatysi. Akmens nuritinimas reiškia išlaisvinimą iš visų materialių prisirišimų. Kol nenuritinsime to akmens, mes nenustosime raudoti dėl mirusių, kurie gali būti nebūtinai žmonės. Pavyzdžiui, karjeros žlugimas, finansinės problemos,
draugystės pabaiga ir taip toliau. Įvairių formų yra mirtis. Kol neišgirsime Viešpaties žodžių ir jais nepatikėsime, kad reikia nuritinti akmenį nuo savo akių, tol liksime kupini baimės ir sielvarto, manydami, kad tai, kas buvo brangu, dingo. Paskui Jėzus garsiu balsu sušunka: Lozoriau, išeik. Tai pergalės balsas, kuris parodo, kad mirtis Jėzaus yra nugalėta. Ir numirėlis išėjo iš kapo, jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos apraišalais, o veidas apvyniotas drobule. Evangelistas nesako, kad Lozorius išėjo. Jis sako, numirėlis išėjo. Jo kojos buvo suvystytos apraišalais, o veidas apvyniotas drobule. Turbūt įsivaizduojame, kad Lozorius tokioje būsenoje negalėjo eiti. Jis turėjo nebent skristi, nes veidas buvo uždengtas, jis nieko nematė, kojos ir rankos supančiotos. Bet tai teologinė žinia. Tyčia autorius mums duoda tokias detalės, kad mes pradėtume mąstyti, ne kad čia yra kažkoks reportažas, bet ką norima mums tuo pasakyti. Evangelijos autorius, permąstydamas Jėzaus stebuklą, kalba apie Lozoriaus, ne apie jo reanimaciją, bet apie Jėzaus galią suteikti žmogui visai kitokios kokybės gyvenimą. Kitokios kokybės nei Lozorius turėjo iki tol. Numirėlis įeina į gyvenimą likęs miręs biologinę prasme. Numirėlis, kurį ištraukė Jėzus iš kapo, yra su visais palaidojimo ženklais. Jėzus jam įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Keistas šis Jėzaus pasakymas, nes normaliai pasakojimas turėtų tęstis visiškai kitaip. Atraišiotas Lozorius pirmiausia turėjo papasakoti, ką jis patyrė per tas 4 dienas kape, pulti visiems į glėbį, apsikabinimai, padėkos, paskui Lozorius turėjo visus pakviesti, einame švęsti antro gyvenimo, nes prisikėliau. Bet to nėra šitame tekste. Vietoj to Jėzus sako, atriškite ir leiskite jam eiti. Lozorius tyloje visus palieka. Tai žinia krikščionių bendruomeniai, kuri verkia dėl juos palikusio mylimo žmogaus. Skaudu netekti artimo žmogaus. Bet būtų labai egoistiška norėti visuomet jį laikyti pririštą prie savęs. Atriškite, leiskite jam eiti. Krikščionis palydi tikėjimo žvilgsniu savo brolius ir seseris. Kristuje iš šio gyvenimo į kitą gyvenimą. Iš gyvenimo į gyvenimą. Iš šio pasaulio į dangiško tėvo namus. Palaidoję savo artimuosius, turime juos paleisti, atrišti nuo savęs ir leisti jiems eiti naujo gyvenimo keliu.
Brangiai, ilga Evangelija, labai galima daug mąstyti ir tikrai turtinga Evangelija. Dėl laiko stokos negalime čia labai detalizuoti, bet šita ištrauka, švento rašto ištrauka labai svarbi mūsų tikėjimui. Nes ji padeda mums matyti pilnutinį gyvenimą. Net kažkokią tik tai atkarpą mūsų gyvenime, bet žmogaus gyvenimą. Kas yra žmogaus gyvenimas? Visą vaizdą matyti. Ne veltui pirmieji krikščionys mirtį vadino miegu. Ir apie Lozorių Jėzus pasakė, jis nėra miręs, jis miega. Nors miegantysis nekomunikuoja su šiuo pasauliu, jo gyvybė neišnyksta. Ištrauka yra be galo svarbi, nes ji parodo, kad išaušta nauja diena. Ir žmogus keliasi vėl naujam gyvenimui, geresnės kokybės gyvenimui. Nes už horizonto yra šviesa. Išpažinkime savo tikėjimą.